Toliau seku pasaką vilks pašika ašaką. Ilga kaip smilga. Nu ir taip toliau ten. Tai toliau įrašinėju tą video, kad 100 įrašyti iki naujųjų metų. Galvojau tos šortus rašinėti, bet kažkaip nesigauna, tai gaunas tik va tie ilgi video, nėra nei kada jų ten redaguoti, ten kažką tai gražinti, kažką tai kombinuoti. Rašau taip, kaip yra. Gavau 2 laikus per visą tą laiką. Pasižiūrėjo, gal ir daugiau ten pasižiūrėjo turbūt. Ir, pasižiūrėjo kažkas. Bet laikus užmetė Julius su Rimvydu. Mano vaikai. Daugiau manęs niekam ir nereik. Visiems kitiem yra, yra dar ir mama, brolis. O visiems kitiem yra savo reikalų. Savo žiauriai svarbių reikalų. Žiauriai svarbus. Kažkam pakaifuoti, kažkam pasigydyti, kažkam, vienu žodžiu, pas kiekvieną žmogų yra labai svarbių reikalų. Bet kiekvienas pats yra savo dirigentas. Ir visi tie dirigentai, aš vadinu dirigentais, nori kitiems diriguoti. Kur be nueitum, visur yra tie dirigentai. Viršaus į apačią turi savo ansamblį ir nori sudiriguoti. Ir kur be atsidurtum, blemba, viskas su dirigentais. Ir tu pas tą papuoli visą laiką tik pas tą muzikantą. Čia suprantat tą schemą, aš aiškinu, kaip aš matau tą pasaulį. Kai tu ateini, pavyzdžiui, kur tu be ateitum. Ateini, kur mes visi einam, ten kažkur į policiją, savivaldybę, žinai. Ir kažkur viršų yra ten tie dirigentai. Dirigentas. Kol daeini iki pačią viršutinę ten. Aišku, geriausiai, kai nėra viena, kai yra keli ten susibūrė ir bando tarpusavį dar ir pasiginčyti, kažkokios tiesos paieškoti. Bet tie mūsų dirigentai, aišku, greičiausiai yra labiau prisitaikę prie tų Europos dirigentų. Ir kažkaip tai ten viskas vyksta iš kažkokia ten, iš pozicijos. Pas mūsų tą poziciją mes per mažiukai esam, kas mus labai greitai surytų, jeigu mes norėtume būti vieni patys, žinai, prie kažko, tai neprisitrintumėm, tai mūsų ten, tie mūsų kaimynai. Aš vis galvoju, blemba, ten, žinai, nes labai populiaru yra žaidinėti kitų žmogų. Paėmė kažkokį ten žmogelį, žinai, ir pradedi jam ten kaulus visus išrinkinėti, išdarinėti, žinai. Žmogus nėra idealus, jis visur klys, žinai, ten rasti jį nurenkti labai lengva yra, žinai. Tai aš vis dar stengiuosi pasiimti tą poziciją, kur
Vėl įsijungiau garsą. Buvo pradingęs, gal tas baigė išsikrauti. Va, nu dabar tikiuosi, kad įsirašys normaliai. Paskui bus kažkur tyla, nenoriu perrašinėti, nėra energijos, žinai. Nu tai aš vėl, va, tas norim prikalbėti čia tą 15 minučių, susiformuos pas mane kažkokie ten tie veidrodiniai neuronai, aš pasižiūrėsiu į save, žinai, ten tą kepurikiai, tos akinius, susikuriu tokią meninį požiūrį. Va, ir tų resursų, žinai, ten yra, kad kažkokį vieną labai stiprų dirigentą reikia nuversti, labai daug tų kartais reikia pinigėlių ir energijas. Ai, į sveikatą. Į sveikatą. Gerai, kad dantis neišlėkė, kai čiaudo. Nu ir kaip aš su to čiaudėjimu dabar čia įdikelsiu tą video, prisičiaudėjau, vėl nosis ten, kai mama sakys, ko tu tą nosį krapštai. Čiaudėjau ten kažkokią plaukiuką matyti, kažkoks ten pažeidžia ir man toje kaip gaunas, kaip susiję viskas, biški bandau galvoti, kažkur tai gal vienas yra kažkoks smegenų taškius, kad tą nosį, žinai, kad bandau galvoti, bandau mąstyti, bandau suprasti. Nu, bet aš jaučiu, kaip mano yra smegenėlės apribuotas, kada reikėjo jas ištobulinti. Man pūtė miglą į akis, nu, bet patys žmonės, kai nebuvo nekalti, nes iš kur jie pas pačius buvo supratimą, kai aš mokiausi mokykloje, tai ten, jeigu tai pagalvojus, tai ten patys nelabai ką suprasdavo, kas ten darosi, žinai. Viską ten ateini, žinai, ir kala galva, žinai, kad ribinė Lietuva liaudis sukūrė, nu ir tą kalė į galvą, žinai. Dabar kalė galva, kad va, tas viskas, ką kalė į galvą, buvo, nu, žiauriai blogai. O dabar sako, ką kalame galvą, tai yra labai žiauriai gerai, žinai. Nu, aš kažkaip tada jau pradėdavau suprasti, nors buvau labai mažas, kad tas yra žiauriai blogai, tą, ką man kalė galvą, bet man toks jausmas, kad vat, ką dabar kalė galvą, irgi yra žiauriai blogai. Nes kažkas tai, nu kažkaip tai viskas per daug pasenę, supranti, sutrūnyje. Jau labai daug žmonija yra įrodę su savo mokslu, kad tiesiog jie priimti kažkokias tai religinės dogmas yra absurds, supranti, nesąmonė. Nes, nu, jau tu, aišku, jos, sakykime, ten tas yra tam tikra moralė ir tas viskas yra susiję, žinai, ten, kai tu atneši tą, kaip tu žmogui kalsi, kad jis būtų normalesnis, žinai. Ir stengia suformuoti tas formas, gal nėra kitų variantų, žinai. Ten. Kaip tu dar tą, nes išlysi paviršių, jeigu duosi laisvę, gali išlysti paviršių daug baisiai žiaurių dalykų. Pasirodys, kad dar mes esam žiauriai žvėrys. Norim viens kitą nužudyti. Jeigu už tai nieks galvos mums nenukirs. Nu, bet čia irgi toks filosofinis klausimas, kaip ta meninė filme, žinai. Čia kaip kas įdomu tam pasaulyje, žinai. Ir dažniausiai va dabar yra, aš ką susiduriu, tai žmogus nežinau, kas man įdomu, nenoriu savo galvos kvaršinti,
man gerai yra taip, kaip yra, nenoriu aš čia vat, kažką tai, ai čia nešnekėk tu čia tų nesąmonių. Nu tai tu nesiklausyk tų nesąmonių. Eik blynų kepti, vietoj to, kad tu čia manęs klausys. Jeigu dasiklausai iki 10 minučių, vadinasi, tau irgi kažkur yra įdomu, tai ko tu čia žiūri tada? Vadinasi, žiūri įdomu, vadinasi, tau irgi šito reikia. Pamastyti, pagalvoti kažkur tai, kad tavo smegenys tik biški suvibruotų, iki čia dažiūrėjai, jau 10 minučių kaip žiūri. Nu tai vadinasi įdomu, nu, vadinasi, aš nebereikalą čia įrašinėjau. Ir kažkas tai kužden, galvoj, smegenėlėse viena mintis. Tai va, aš kalbėjau apie tai, kad kitą žmogų paimti ir jį, sakykime, ten kritikuoti, arba šaukti ant jo, sakyti, ką tu čia pridirbai, yra žiauriai paprasta ir lengva. Tai pats padaryk. Nueik ten, sakoj, balemba kažkas, ten ta ir ta. Nu tai duok, padaryk, nu paimk ir padaryk, nu. Ne mano pareiga. Nu tai ne tavo pareiga iš vis burną aušinti. Užsiimk tada savo pareigą tą, ką reikia daryti. Jeigu esi kritikas, tai aš užsirašyk, aš esu kritikas. Nu, aš čia taip, kažkaip tai bandau tą 15 minučių, kad laiką užmestumėt, pasiklausytumėt, nusipirktumėt pinigiuką, man reikia kažką kalbėti, bet pirmiausia, aš turiu tą 100 video rašyti. Kadangi dabar kažkoks toks laiks, turbūt dar, aš dar nemoku, dar neatsibūdęs iki galo tos energijos, jaučiu, kad biški mažokai, kai rašinėjai video, kartais daugiau, kartais mažiau, žinai, va dabar biški mažiau. Va. Aišku, žiauriai atrodo tie video, kai yra nesuredaguoti, nesupainioti. Nu, bet prištampuosiu paskui, aš pasidarysiu tą savo avatarą, kontentą sukursiu ir ten jums užversiu jūs tą informaciją. Pridarysiu 100 000 savo tų klonų. Programą paleisiu kitais metais, tai jūs ten mane pamatysit. Žinai, įgysiu pažįstamumą, žinai. Vėliau ir anksčiau pagausiu tą kritinę masę, rezonansą, kada man laikus uždės ne tik tai, gal aš tas video jau dabar paskui uždėsiu tą paukščiuką, žinai, kad net nėra kada trinti, uždėdi ten tas privačią peržiūrą. Ir viskas, nu, tai vat kas čia dar žiūri, dar džiaukitės, kad jums yra pasiklausyti kažką įdomus. Nežinau kaip jums, bet aš tai vat, pavyzdžiui, įsijungi ten sportą arba naujienas. Ten, aišku, žurnalistika, žinai, tas taisyklės ir taip toliau. Man tai ten yra, žinai, aš sakau vėl, bet aš galiu bendrai kritikuoti, aš nenoriu kažką konkrečiai žmogų paimti. O bendrą paėmus paveikslą, nu jie nesąmonė šne, žiaurės. Žinai, ten, apie ką bekalbėtų, ar apie politiką, ar apie ten tą karą, ar apie dar kažką. Nu iš vis grybą pjauna, ir konkrečiai. Nu matyt, nėra kitų variantų, iš ko pasirinkti, nu, bet tu grybą pjauni. Nu viskas, aišku, bus nebeįdomu, žinai, viskas, principė, kai kažkas atsitink, viskas labai paprasta, ten 5 sakinius pasakė viskas. Bet tau reikia iš to spaust, žinai, kalbėti apie tai, aiškinti, detalizuoti, bandyti ten ilgą kalbą pasakyti. O tai ilgai kalboje ten ten pagalvoju, nėra. Ten iš vis kartais prasmingų žodžių nėra, žinai. Nu, du žodžiai, kur apie ką aš noriu papasakoti. Ten, pavyzdžiui, viskas bus gerai.
papasakoji ten, vat, mes ten patvirtinom biudžetą, mokesčius, viskas bus gerai. Kas gerai? Nei gerai, neblogai, bus taip, kaip yra, viskas, nu. O, iššokti iš tos matricas, žinai, tai kaip tik tai užsukinėjai visus varščiukus, žinai, ten, kur tu jau atsidūrei, ten, kai buvo biški to chaoso, kiek pasispėjai, suspėjai to miško ir tų žemių atseit iš ten to, žinai, archyvo išsitrauk ir netyčia, žinai, kur reikės netėmė pasiprivatizuoti viskas. O dabar jaunimui, žinai, nebent pūsti kur nors padėti sveikatą per kokį, žinai, 10 metų į Norvegiją, padirbti darbininku, žinai, plytų. Nesvarbu, net jeigu tu normaliai mastai ir tada gal kažkoks tai šansas, žinai, eisi kažkokį juodą darbą dirbti ant tą atlyginimą, pravažiuosite ir kažkiek tu šaibų būsi susitaupę, žinai, bet pasižiūrė į veidrodį, kad raukšlės, žili plaukai, vaikams jo greičiausiai biški padėjai, žinai, nes jau vaikai apšalę, blemba, mokytis ten turim, tos dviračius, paspirtukus, turim viską, žinai, bet aš susimastą, kad pas tėvą žili plaukai ir ten tie, žinai, ten susiraukšlėsias akis, žinai, ir ten, kad mozolė ant rankų, žinai, kad tu ten tą galėtum savo ramiai nuvažiuoti mokytis. Ir gyventi namuose, pavalgyti viską, žinai. Nieks užveltui neduot. Jeigu tu nepasigrėbėjai gamyklikės ten akcijų per savo laiką, bet irgi karma, žinai. Ten irgi žiauriai, blemba, žmonės nerand to savo dvasingumo, žinai, metas ant alkoholio, ant narkotikų, ten nelaimingi atsitikimai irgi pasižiūri ten, blemba, šaibų yra, o laimės nėra. Pastoviai turi kovoti už kažką, kad neatimtų, kad ne, žinai, jis žmoną nori atimti, tai ten mokesčiai, tai blemba, tai partneriai, tai dar kažkas, tai pasikeitė politinė situacija, ekonominė situacija ir tu pastoviai turi tas bulką savo suspausti, kad kažką tai išsaugoti, žinai, kovoji, blemba ten. Pasižiūrėjau, per kiek per tą laiką tu pailsėjai, normaliai viską atsipalaidavę, žinai, tai nikiek. Nikiek. Dažnai būna nikiek, žinai, pasižiūrėti žmonės, nikiek, žinai. Viens kits, žinai. Tai kits pasižiūrė ten tas su savo tą jogą, filosofiją, ten sutinki, tai tas dar laimingesnis už tą, žinai, už tą verslininką. Ir kur dabar eitam, žiūri, nes, kaip tas kino filmą vis tiek pasižiūrės, jis pasibaigs. Tai va, ir įdomus tas gyvenimas toks. Ir po kokiu dirigentu tu atsigulsi? Po valstybės dirigento mes jau gulim visi. Be paso niekur nenuvažiuosi, neįsidarbinsi, nesugebėsi egzistuoti realiai, turėsi pastoviai galvoti, kaip pavalgyti. Visą laiką galvoti turėsi, kaip pavalgyti. Nes arba kaip gramą įkalti, žinai, turėsi išeiti ir ieškoti, kaip tie laukti gatvėje, stovėti, kol tau kažkas įmes už ką pavalgyti, už ką išgerti. Tarpusavio santykiai maždaug yra subirėję. Dabar tu neteisi į sodą, sakysi, aš tau daržą suravėsiu, duok pinigų. Turi sudaryti darbą, sutartį, oficialiai pervės pinigus, žinai. Arba tichare susitarti, kad nieks nepagautų. Tokia šiandien yra santvarka. Ar gerai ar blogai? Nėra nei gerai, nei blogai, yra taip, kaip yra. Aš kalbu, ką mes galim rasti, ką aš galiu papasakoti, ką gali rasti. Be to, supranti, kur nukreipti savo dėmesį, kad gyventi būtų įdomiau, kad depresija nespaustų. Kur nukreipti, apie ką galvoti, kad nespaustų depresija, žinai.
Nu, apie vaikus, jeigu jie dar mažiukai, tai jo, tada tu turėsi jais rūpintis. Jeigu jie jau yra suaugę, nu tai ten ką ten rūpintis, jie tavęs jau nebeklauso, žinai, jau viskas jau. Negali rūpintis, kur nukreipti savo dėmesį. Iš tikrųjų, nu, pats geriausias variantas nukreipti dėmesį į tą momentą, kuriam tu atsidūrė, žinai. Jeigu tau nieks neskaud, jeigu tu gali gyventi, tai pasižiūri tą sudėtingą visą tą matricą, visą tą gyvenimą. Klausytis, kaip vilpia vėjas, pilvo paukščiai, čiurlena vanduo. Kaip gražiai skamba muzikos garsai. Kaip tu jauti savo širdies plakimą, savo kvėpavimą, savo pojūčius nuo aplinkinio pasaulio. Kaip tau nuo tavo suvokimo darosi jauku, šilta. Kaip tu jauti, kaip energija tave supa ir gaubia. Kaip į tavo sielą prasiskverbia kažkas žymiai gilesnio, negu tu gali tai suprasti. Kad tu esi čia ir tai jau didžiulė, nesuvokiama sėkmė. Kad turi savo nedidelį suvokimą, savo supratimą ir gali dalintis juo aplink supančiais žmonėm. Nu čia biškį toks, koks esu daugiau, turbūt jums išpyliau, atsivėriau, sakykim taip, nu gal sunku yra atsiveržinai, geriau vat būti tokiu su kepurikė, su akiniais ir žmonės labiau supras ir pasijuokti. Nu, viskas, savo 20 minučių privariau, užmeskit like, nusipirkit pinigiuk, pasirašykit prenumeratą. Jeigu dažiūrėjot mano video, nu, tai čia kažkoks ir stebuklas. Bet greičiausiai nieks nepasižiūrės, o gal ir daeis. Tai va, būkit ramus, kvėpuokit, stebėkit, kas aplinkui darosi. Stebėkit. Žinokit, nu, kai atmesit šlamštą ir rasit tam šlamštę savo prasmę, jums žiauriai pagerės. Be šlamštas pastoviai lips ir lips, jūs pastoviai turit mesti ir mesti šalį, jis vis tiek kimps ir kips, nes iš visų pusių kiš ir kiš tą šlamštą. Taip ir, kaip ir pas mane. Man tą šlamštą vara iš kitų pusių. Išmeti ir vėl išmeti ir vėl, žinai. Nu, va. Nu ir vat pozicijų iš savo klaidų ten papasakosiu apie pinigus, gal paskui vaikai pasakos ten irgi ten, nežinau, tam pačiam kanale, ten pirmą, ar ne, žinai, tam filme, tam pačiam, ar ne, nu bet irgi ten, irgi bus daug įdomių dalykų. Viskas, šiandien tiek. Einu link to 100 video. Po 100 video dar pagalvosiu, turiu filmuoti ar ne.